Filmuoji jau? Jo. Labą dieną. Šiandien mūsų 4. bendrabutyje išsiskalbėm rūbų. Nu, bet nebėra vietos ir labai jau, kadangi ant gręžimo ne kažkas mūsų su rankom, tai yra vienas megztinis, toks storas, normalus, geras, šiltas Tau megztinis. galvos nematyt dėl kokio. Bet labai jau varva. Tai sumastėm, kad esame inžinieriai. Tai padarysim šitaip, va, matot, prietaisas. Čia yra pakaba iš tikrųjų. Ir va, čia bebro mazgą gerą turi surišti visų pirma. Kitas etapas yra pririšti tą šniūrą kur nors, kad, pavyzdžiui, prie radiatoriaus, kaip šiuo atveju, va, Viktorija dabar ir daro. Ir tada trečias dalykas yra pančiaut patį megztinį ant pakabos ir pro langą iškišti. Ir viskas. Tiesiog geniali idėja. Tai dabar va taip ir padarysim. Tik svarbiausia gerai pririšti. Tai priklauso daug, nu, 90%. O kitas 10 kaip megztinį uždėsim. Jei dar firminis megztinis. Pas mane ne firminis. Senas tas megztinis jau, matos iš pukelių. Parėjo jo, sugedo. Nu jei ką, tai niekad. Nu, pabandy patraukti savo tavo. Gerai. Laikys. Patikrinta, parodyk, kaip tas bebro mazgas laikos. Gerai, trečias etapas. Šlapičiai. Megztukas. Visko normaliai. Mes turim pakabą. Svarbu labai gerai uždėti megztinį. Tai aš gal dar rankovės biškį permausiu čia, kad nepabėgtų jisai. Va, ir viskas, va. Turim? Ne mes. Ne. Ir va, gražiai, va, kaip va, per Titaniką gelbėjimą valtis, taip ir va nuleidžiam. Tikiuosi, kad kaimynai iš 4. aukšto nepavogs. Galvos, kad lyja. Tai va, čia taip va atrodo, va. Bet šiaip kaip gerai sumastėm. Laikysis. Taigi su jumis buvo Akvilė Daukšaitė bei Viktorija Derenčiūtė.